Sveiki, aš Agnė Kulitaitė, pažinčių ekspertė ir laidos Pasakyk man taip vedėja. Čia Palanga, kur žmonės šildo ne tik saulę, bet ir aistra bei karščiausi jausmai. Netrukus susipažinsime su dviem dalyviais, kurie per kelias minutės turės nuspręsti, ar tinka vienas kitam. Aklas ir itin greitas pasimatymas jau netrukus. Sveiki, aš Lukas, man 24 metai ir atvykau iš Kauno. Aš pilno tada dirbu aviacijos mechaniku ir save daugiau identifikuoju kaip atlikėją, nes dainuoju grupėje Bernužėlį. Turėjau vieną rimtą draugystę, truko apie 5 metus, išdavystė pasibaigė viskas. Sveiki, aš Viktorija, man 23 metai, atvykau iš Trakų. Man patinka labai bendrauti, man patinka visokie žmonės skirtingi, bet nežinau, kažkaip neatrandu savo. Nėra to tokio, kas užkabintų mane. Tarp kitko, kai važiavau į šitą projektą, pasakiau mamai, kad važiuoju. Man mama sako, tik nesakyk jam ne. Sako, aš nenorėčiau važiuoti į projektą, kur man pasakytų ne. Taip ne. Pamatysim jau labai greitai, beveik tuoj pat. Labas. Labas. Kuo tu vardu? Viktorija, o tu? Lukas. Malonu, Lukai. Malonu, ir man. Kiek tau metų? 23. 23. O tau? 24. Na, tai metai. Nedaug. Luko balsas man pasirodė vyriškas ir labai gražus. Iš pradžių biškį nejauku gal buvo, nes bandai pirmiausiai įsivaizduoti, kaip atrodo žmogus iš balso. Šiaip man dažnai gerai sekasi, bet labai toks lengvutis, toks plonytis balsas, jis labai sunku nuspręsti, kaip mergina atrodo, labai gali būti apgaulingas. Ką veikiai gyvenime? Dirbu aviacijos mechaniku, bet save identifikuoju kaip atlikėją, dainininką. O ko tu užsiminėjai? Aš grožio salone dirbu. O, tai grožio nestiktų namie, aš kaip suprantu. Ką? Grožio nestiktų namie, kaip suprantu. Ne, manau ne. Jausmas toks kaip susirašinėti žinutėms. Jo. Susirašinėti ir tiesiog prieš tai nemačius, tarkim, nuotraukų. Tik čia galbūt, nes tu pati atėjai čia ir žinai, kad ten kažkas už tos sienos, bet tu nematai, bendrauji, girdi balsą, o gyvūnus myli? Jo, turiu bute katę, kaime auginu šunį. Tu augini ar tėvai augina? Nu, tėvai augina, bet šuo kaip ir man priklausantis yra. Aha. Koks mėgstamiausias tavo patiekalas? Sunku pasakyti, šiaip niekada gyvenime neatsisakyčiau skanios itališkos picos. O mėgsti jūros gėrybės? Nesu fanas didelis jūros gėrybių. Bet valgytum? Valgyčiau tikrai nėra man kažkoks išskirtinis maistas, kaip jau būtų šlykštų. Atsisakyčiau vienintelio dalyko turbūt, kad vedarų iš O aš negaliu pakęsti vedarų. Jau viskas gerai. Šiaip kokiais hobiais užsiiminėjim? Ką veiki po darbo? Remontuoju namus. Pati. Sienas lyginam. Aha, tai o čia turbūt kaip toks šoninis darbas ar tiesiog užsiėmimas, kuris tau patinka? Ne, čia tiesiog reikia pasidaryti. Noriu greičiau įsikelt, tai tiesiog darau. Dabar hobis va toks. Aha, o hobis toks, jeigu prieš tai tada? Prieš tai? Aha. Nu, žinok, aš pagrindė dirbu, realiai, aš labai dažnai dirbu. Hobis remontą daro, galvoju, gal čia iš šono kažkoks darbas ar kažkas ir paskui taip suglumau ir reikėjo net perklaus, nes toks buvo keistas momentėlis, nes galvoju, hobi žmonės remontuoja tiesiog namus toksai. Kaip tu dabar įsivaizduoji, kaip aš galėčiau atrodyti? Manau, kad tu tamsių plaukų. Aha. Manau, turėtum būti aukštas. Nežinau, neįsivaizduoju. Manau, kad tamsus plaukai bus, tokie vidutiniškai. Aukštas turėtum būt. Ir daugiau nieko neįsivaizduoju, tokių kitų net nenuspėsiu. Mėlynos. O kokios spalvos tavo akis? Mėlynos turbūt, tokios pilkšvos mėlynos. Pilkai mėlynos. Toks, taip. Kaip įsivaizduoji mane? Manau, kad šypsena tau turėtų būti graži. Aš įsivaizduoju. Matau jau vienas kitą
pašnekinot ir apie išvaizdą paklausėt, tai ar būtų smalsu pamatyti, kiek dalykų pataikėt apie vienas kitą? Taip. Žinoma. Mala. Labas. Panašiai ir įsivaizdavau. Nu, jo, aš ir įsiklaidau panašiai. Gražiai šypsina atspėjau. Kai Širma pakilo, Lukas pasirodė simpatiškas, nu tikrai patrauklus vaikinas. Gal ne visai mano skonio, bet viskas gerai. Galvoju, gal šiek tiek žemesnė bus, bet iš esmės aš ir tikėjausi, kad bus smulkutė, gal šviesesnių plaukų čia nebuvo visiškai šviesus, bet nu panašiai. Taip ir panašiai ir įsivaizdavau kaip. Prieš mūsų dalyviams pasakant taip arba ne, jie savo pažintį pratęs prie Utenos Radlerio nealkoholinio stalelio. Mėgsti vartoti alkoholį? Ne, aš nelabai nesu propaguotas alkoholio jo visiškai, nes daug didelis laiko tarpas skiriu ir sportui, tai labai alkoholis to nesiderino. Spėju, kad alkoholio ir tu turbūt nelabai vartoji. Ne, retai. Seniau būdavo, dabar retai. Kažkaip va taip. O kuo tu užsiimi laisvalaikiu? Mano laisvalaikis realiai yra suvalgytas, galima taip sakyti, nes didelę laiko dalį aš atiduodu darbui savo muzikiniam, daug koncertų, repeticijų, realiai mano visas vasaros sezonas būna realiai parduotas, tarsi gyvenimas, nes turiu važiuoti, koncertuoti, nu, be to realiai aš ir nepragyvenčiau. O ką tu koncertuoji, nes aš net nesu tojas mačius jaučiu? Aš lietuviškai muzikos grupiai dainuoju, grupė Bernužė vadinasi. Lietuvos estradai, sakykime, priklauso ta grupė. Taip. Aš darau tai, kas man patinka, tai, ką myliu ir aš žinau, kiek man reikia darbų įdėti, aš žinau, ko man reikia, kad ta motyvacija nedingtų, nes aš jau buvau įsiskyręs tą muziką, tai jeigu merginai iš šono patinka, kad aš dainuoju ir kaip dainuoju, jei gražu, viskas gut. Jeigu nepatinka, irgi viskas gut. Lukas papasakojo, kad jisai dainuoja, koncertuoja, tai, nežinau, man nesukelia kažkokių tokių jausmų, kad jisai ten susilauks daugiau dėmesio. Man kaip tik patinka, kai aš jaučiu ten tada tą konkurenciją, tada yra gal kažkoks ir toks nesaugumo jausmas ir tada atrodo kaip tik, tada vystosi viskas stipriau. Ateinu šiek tiek įsikišti į jūsų pasimatymą ir pokalbį ir turiu tokias kaip ir dvi užduotis. Turiu mūsų rėmėjo fantazijos.lt maišiuką ir jie labai norėtų, kad išsiaiškintumėt, koks daiktas šiame maišelėje slypi. Bet prieš tai taip pat norėčiau dar, gal galima būtų balsą paklausyti šiek tiek, tokį mini pasirodymą damai atlikti. Balsą paklausyti. O po to jau aiškinkitės, kas ten. O galiu angliškai? Gali. Galiu, ačiū, nes man gal angliškos, jeigu dainuoju taip solo, tai man angliškos labiau kažkaip prie širdies. I know you loved him a long time ago. Even out in my arms, you still want him, I know. But darling, this time, let your memories die. When you hold me tonight, don't close your eyes. Ačiū už dainą. Bravo. Gražus tavo balsas. Ačiū labai. Aš iš tikrųjų norėčiau, kad visi vyrai dainuotų. Tik jie dažniausiai drovisi. Bijo, kad ten balsas nepatiks ar kažkas. Bet net tame esmė šiaip faina, kad dainuoja. Kad net to balso ir nėra. Kas čia yra? Žiedas gal. Žiedas. Ant, tau čia turbūt. Kodėl man iškart? Kodėl man iškart? Čia du žmonės pavaizduoti. Nes skylutė. Jei jau skylutė, tai jau vyrui, ne? Galim. Nu, manau. Bet štai garantija 15 metų. Reiškia, gerai veikia, nekiniškas variantas. Ne, aš net neįsivaizduoju, kas čia yra. Aš nelabai naudoju tokių dalykų, tai... Nu, jo, aš irgi nenaudoju, bet... Jo, čia žiedinis vibratorius. Žiedinį raumenį. Neįsivaizduoju, tikrai. Nenaudoju, neįsivaizduoju, kaip naudodavau. Tai sužinosim. Galbūt sužinosim. Galbūt sužinosit, o gal ir ne, o gal ir taip, o gal ir ne, nes dabar pranešu, kad jūsų pasimatymas baigėsi. Susikaupiam, bandau jūs užverbuoti ir po kelių sekundžių, akimirkos ištarsiu mūsų laidos pavadinimą, o jūs savo atsakymą.
Pasakyk man. Taip. Taip. Tas pokalbis, viskas ten sklandžiai prasidėjo, pamačiau merginą, atrodo išvaizdžiai, šneka protingai, atrodo darbšti mergina, atrodo graži mergina, labai gražiai šypsena, dar kartą paminėsiu. Jo, nebuvo nei abejonės, kad aš pasakysiu taip. Mėlyje, čia žinokit dar ne vienas ir ne du dalykai, apie kuriuos galėsit išsiaiškinti ir galbūt net pabandyti. Čia už tai, kad eisit į antrą pasimatymą. Na ką? O aš labai laiminga, kad kartais mano nuojauta kužda nelabai teisingus dalykus ir mes turime du nuostabius dalyvius, kurie pro studijos duris išeis susikibę rankomis. Tai balsas tikrai užbūrė, labai gražus balsas, labai gražiai sudainavo. Ačiū tau. Ačiū labai. Geras jausmas, nežinau, mergaitė iškart patiko, kaip ir minėjau, labai gražiai šypsena. Ačiū. Šiaip realiai turbūt šypsena labiausiai ir papirko, negalėjau atsispirti tikrai. Tuo susipažinsime su dar viena pora, kurie per kelias minutės turės nuspręsti, ar jie tinka vienas kitam. Sveiki, esu Deividas Dubinovas, man 23 metai ir pas jūs atvykau iš Vilniaus. Atvykau čia ieškoti antros pusės, bet muzika dar viena iš mano merginų, kurią labai myliu. Myliu Palangą, beje, Palanga yra mano vienas iš mylimiausių miestų. Tai džiaugiuosi, kad esu čia, o ten kaip bus, tai bus čia, kaip žinot, kiekvienam pasimetyme nežinai, kas bus. Mano vardas Gabija, aš esu iš Kupiškio rajono ir man yra 21. Na, aš studijuoju tokią specialybę, kur merginos nelabai tą specialybę rinktųsi, nes labiau jinai yra vyriška ir tinka vyrams. Tai automechanika. Šiaip nesu turėjęs nei vienų santykių. Būtų pats laikas turėti. Du nauji žmonės jau sėdi mūsų studijoje ir man taip smalsu jau, kuo visa tai baigsis. Labą. Labas. Kaip sekasi? Gerai. Beje, kuo tu vardu? Gabija. Gražus tavo labai balsas. Ačiū. Tavo irgi neblogas. Na, neblogas, nu dėkui. Beje, gražus balsas, toksai lengvas, paprastas, iš karto buvo aišku, kad jauna mergina, kad galbūt panašaus į mano amžių. Kai išgirdau Deivido balsą, aš galvojau, kad wow, išvaizdus, tikrai aukštas bus, nes iš tonacijos taip atrodė. Ką veiki gyvenime, mokaisi, studijuoji, keliauji? Kol kas mokausi. Na ir dirbu. Ir ką mokaisi, kur mokaisi? Mokausi automechanikė. O, tai čia studentės. Taip. Ir patinka mokslai? Be abejo. Gabija pasakė, kad studijuoja automechanikos specialybę, tai truputėlį sutrikau, galvoju, kaip čia bus, tokia netradicinė profesija, bet tuo pačiu man labai moterims, tiksliau, netradicinė galbūt profesija, arba gal aš nusišneku, gal aš nežinau kažko, gal čia labai kaip tik populiaru, bet tai galvojau, paskui man tokia mintis atėjo, jinai labai ir tokia rami mergina ir tokia specialybė automechanika, tai, gal? Turi brolių, sesių? Turiu 3 brolius. Ir kaip man dabar reiks juos išlaikyti, jeigu mes, tarkim, juos vis tiek, žinai, gimtadienį, viskas, tai aš turėčiau nemažai uždirbti tada, nes dovanos ir, žinai, taip toliau. Ne, mano broliai nelabai ima dovanų, kaip ir aš pati, tai nereikės labai didelių išlaidų. Ir tau nereiks dovanų pirkti? Ja. O! Man geriausia dovana bus meilė. Aha. O tai koks tas tavo svajonių vaikinas? Na, dar neįsivaizduoju. Neturiu tokio konkretaus atvaizdo, bet norėčiau, kad tikrai būtų labiau prisižiūrinti savęs, sportiškas, nes, už tokių tu jautiesi gal saugesnė. Turtingas, pavyzdžiui. Pinigai nėra labai didelė esmė. Per ramus žmogus, blemba, šitai profesija. Ką dirbi? Ar tu moksleivis ar studentas? Esu jau baigęs studijas, esu atlikėjas, renginių vedėjas, organizatorius. Ok. Iš balso aš jau taip ir įtariau, nes... Ne, tai tu pradžioje pasakai neblogas.
Bet buvo toks įtarimas mintyse, kad čia jau kažkoks vedėjas galėtų būti. Dėkui. Man atrodo, jeigu, pavyzdžiui, mums pasisektų, man atrodo, vestuvių man ir reikėtų organizuoti. Nu tai tu galvoji, kad aš vesiu savo vestuvės, ne? Nu, va. Nu, taip, ką, pinigų sutaupyti. Dėkui tau už nuoširdumą. Ne, čia juokauju, čia sarkazmas buvo. O vat beje, kokios tavo svajonių vestuvės, kad nors pasvajojai? Taip, aš nuo pat vaikystės norėjau ne baltos tos tradicinės suknelės, bet juodos, nes aš žiūrėjau nuo juodos spalvos. O kodėl juodos, taigi juoda laidotuvės, liūdesys? Ne, man juoda teikia džiausmą. Nežinau, man aplamai juoda spalva nešasi. Ir tu šiandien apsirengus juodą suknelę? Ne. Ne? Ne. Šį kartą ne. Nu, hebrytė, girdėjau jau ir apie vestuvės pakalbėt ir suknelės spalvą aptarėt, bet gal prieš tai norėtumėt vienas kitą dar kažkaip pamatyti, kad nebūtų ne tik aklas pasimatymas ir aklas vestuvės. Galima, jei tik norit. Gerai, aš sutinku. Na, aš irgi labai įdomu. Sutinkat. Gerai. Va. Juoda. Beveik juoda. Beveik. Labas, Deividas aš. Gabija. Malonu. Nusileido širmą ir man kažkaip tik tai tas stilius jo patiko, bet išvaizda nelabai. Tai... Gražiai atrodai. Ačiū, ir tu neblogai savo stilių. Vėl neblogai, yes. Negaliu, nemokau, ta prasme, konkrečiai pasakyti vaikinams komplimentų, nes vaikinai nelabai moka jų priimti. O daug vaikinų turėjai? Ne. Man taip įdomu, ką dalyviai ištars taip arba ne, bet prieš tai jie dar susitiks prie Utenos ralio ir nealkoholinio stalelio. Nu, kokio tau? Oranžinio, raudono? Gerai, leisiu išrinkti. Beje, žiūrėk, tu primink, ką studijuoji? Mechanika. Automechanika, ar ne? Tai kaip čia, kur tu dirbsi, ką tu veiksi? Ta prasme, suprantu, čia su automobiliais, ar ne? Jo. Ir? Nu, taip. Ir kokia tavo svajonė turėti autoservizą, ar pati remontuosi mašinas? Gal labiau aš noriu susipažinti su automobiliu vien dėl to, kad galėčiau ateityje galimai tapti lenktynininkė. Tai man automobilių kaip ir nereiks remontuoti, ne? Šeimoje, tarkim, jeigu susidraugaujam, kažką tokio, tai automobiliai nuo manęs atpuola. Aš tik tai nuperku, tarkim, iš bendro šeimos biudžeto ir tu remontuoji, ne? Na tai. Norėtųsi šiek tiek daugiau prieskonių įnešti ir kadangi... O kodėl jūs lendat į mūsų pasimatymą? Aš turiu įdą visada kišti nosį, kur nereikia. Atsiprašau. Labai ilga. Ir pabėgs ir jinai. Bet aš galvoju. Čia ne mano, aš jos nepažįstu. Pažįstat, gal noriu susipažinti, aš galiu praleisti. Aš prisėsiu čia. Aš galvoju, būtų smagu, kad gal imtum ir uždainuotum tą progą. Tokia mini užduotėlė iš mano pusės būtų ir pažadu tik po kokių 15 minučių dar kartą nosį įkišiu. Paskutinį kartą. Ir paskutinį kartą. Sakykime, mini serenada. Ai, nelabai gal serenada bus. Na, tada improvizuokime. Leidžiam improvizuoti. Atsiskleist? Nu, pabandom. Maybe take off your coat real slow. Take off your shoes. I take off your shoes. Yeah. Buvo. Nu tai ta proga, pakelkim. Man vaikinas pirmą kartą per pasimatymą yra padainavęs, tai biškį nustebina. Bet visgi, turbūt atsakomybė didesnė yra scenoje, o čia buvo gal toks ypatingai jau savo malonumui, nors į scenoje jaučiu malonumą, bet čia buvo tiesiog dovana merginai. Man visai tavo stilius patiko, nes ne kiekvienas savo dar stilių randa, pavyzdžiui, kaip aš. Tai tu dainuot svajoji? Kažkada buvo vaikystės svajonė, bet dabar tai kažkaip... O gal pabandyk, ką nors ir pasiklausysiu, gal čia visai ne. Tikrai ne? Ne. Metas man vėl įsikišti. Ir vėl. Taip, bet aš kažkaip žiūriu jis ir galvoju, kad Gabija galėtų taisyti mašinas ir nereikėtų pitbulio klausyti, nes Deividas gyvai dainuotų.
Jūs apie tai... Turėčiau ką koncertus važinėti. Su kuo? Taip, Įsivaizduoji? taip, ir visada suremontuotu. Bet žinokit, apie tai pagalvokit, nes čia galbūt visai gražiai ateitis piešęs, o aš noriu jums pasakyti, kad jūsų pasimatymas baigės ir dabar jūs turėsit nuspręsti, ar taisysit vienas kitam automobilį ir vienas kito klausysit. Taigi po kelių sekundžių jūsų susikaupimo aš ištarsiu šios laidos skambų pavadinimą ir norėčiau, kad vienas kitam pasakytumėt savo atsakymą. Įkvėpiam giliai, neuždainuojam ir pasakyk man. Ne. Kodėl? A, jau Deja, Gabijai pasakiau ne, bet tikrai ne todėl, kad jinai būtų ar neišvaizdė, ar nesimpatiška, tikrai ne, bet galbūt ieško truputėlį kitokio žmogaus, gal panašesnio į save, o galbūt dar labiau aštresnio negu aš esu. Todėl, kad aš... Visgi nepatiko muzika. Ne, nu ta prasme, viskas gerai su ta muzika, bet man reikėtų ramesnės žmogus. Ramesnė. Tiesiog jauti, kad tai būtų degtukas, o tu labiau tai pasroviai, upeliukas. Ja. Na ką, ne tai ne, nesmagu, kartais vanduo ir ugnis visiškai nesuderinami ir ką padarysi, bet šiandien potencialios poros mūsų studijoje nepamatysit. O ką tu vakarė šiandien? Ar padainuosi? Gerai. Pala, aš prarasiu, mano automobilio nebetaisys po to. Ai, pala, aš neturiu teisę. Taigi už barterį, aš gidaininkas sustaisy. Norime padėkoti mūsų projekto rėmėjams Seabed, Fantazijos.lt, Utenos Radler nealkoholiniai, Viešbučių Kerpė ir restoranui Barkodas.